Rapas yra, ne? Galit nulipti, ar tau nežinau? Aš tada pats nulipti. Kitą etapą su Genujos Sampdorija. Na, su Sampdorija jau buvo sunkiau. Genujos komanda nugalėjo. Ir čia įvartis krenta. Įvartis krenta šiose rungtynėse. Labai geras perdavimas iš krašto ir Garliavos planas apsiginti nuo pirmųjų atakų nepasiteisina. Jau 11 minutė krenta įvartis. Nepamačiau, kas ten uždarė perdavimas į vidurį. Čia perdavimas į kairį kraštą. Gali būti perspektyvus išpolis. Labai gražiai įvedamas kamuolys į baudos aikštelę. Smūgis. Na, puikiai sukurta proga. 7 numeris Jos. Geras perdavimas iš gilumos. Vartininkas palieka vartus, išmuša, galima perkelti vartininką. Ir smūgį matome, bet nepataiko į vartus. 7 numeris Kaito Imai, legionieriui iš Japonijos. Visi kiti futbolininkai gimę yra jau šiame amžiuje, yra ir labai jaunų žaidėjų, na, kad ir kapitonas Tomas Budrys. Tik tai gegužės 11 jau berods 8 metai prabėgo, taigi šiek tiek papasakoju apie gimtąją Akmenę, nu dabar Garliavos. Ataka dešiniuoju kraštu, geras perdavimas į baudos aikštelę, bet tiesiai vartininkui į rankas. Na, geras Babrungos atakoje. Edinsonas. Smūgis, labai grėsmingas ir šansas mušti įvartį ir apsigina. Apsigina Martynas Ražanauskas. Fantastiškas vartininko epizodas. Na, dabar neužtikrintai ginasi Babrungas. Dešiniuoju kraštu Garliava, perdavimas į baudos aikštelę. Ar pamatysime smūgį? Kol kas, na, smūgis ir gynėjas kartu su vartininku atmuša. Isa, na, puikiai padirbėjo, būtent jis galva atmušė kamuolį. Dabar dar vienas balionas į baudos aikštelę, tačiau Babrungui. Rakašius. Kairiuoju kraštu vėl. Aukštas perdavimas. Ir virš vartų. Nebuvo didelio tempo. Daugiau pozicinis žaidimas. Greitų atakų nedaug. Greito kamuolio žaidimo nedaug. Į baudos aikštelę smūgiuoja Rakašius, turi progą. Na štai, ką ir sakiau, viena klaida gali pakeisti rungtynių baigtį. Ir Rakašius turėjo auksinę galimybę pasižymėti. Tomas, komandos kapitonas. Jūs, konduktorė, Babrungas fantastiškai žaidžia, galėjo čia laimėti ir 2-0, galbūt ir 3-0, 3-1 gal rezultatas galėjo būti, bet galutinis